ką, po 2 vlogų be manęs, tikiuosi, jūs manęs labai pasiilgote. Tai vat grįžtu pilnu pajėgumu ir aš į jūsų, kaip sakant, socialinį mūsų gyvenimą. O šiaip šiandien yra šito mano pono gimtadienis. Kiek suėjo? 13. Norėtum. Nu, žodžiu, biškutį 18 plius jau žmogui, bet kokiu atveju. Tai, žodžiu, varom mes truputėlį švęsti. Nu, kaip švęsti? Iš tikrųjų, pirmoji dalis gimtadienio, tai reikia dovanų pirkti. Šitokių tėviškų dovanų jau jam įteikiu šiandien. Tapkės. Tėviškas, absoliučiai tėviškas tapkės. Labai nesąmoninga kaklo masažuoklė. Toks, biškį ten paužė, pavibruoja. Čia, žinot, jeigu tėvukai norėtų... Kaklo vibratorius, sakykime. Kaklo vibratorius, taip. Jeigu tėvukai norėtų nuo radikulitų kažkokią tais priemonę turėti, tai va čia būtų tobula, nes labai dar turi pašildymo funkciją. Tai, žodžiu, viskas. Pažvengiam ryte, o dabar varom rimti reikalai. Žmogui labai reikia mano batų, pagaliau. Ta prasme, jisai jau nebeturi jokių atmazų, kaip nevažiuoti, nepirkti batų, nes tiesiog negaliu įkalbinti jau paskutinį mėnesį, kad jam būtinai reikia tiek sportui, tiek vaikščiojimui normalių batų. Tai vat, paimtas už ragų ir važiuojam pirkti batus ir laikrodį. Mėgstu sudrožti iki galo daiktus. Bet jau tiek sudrožti iki galo, kad 2 metai jau batai ten, nu toj padas atsiklijuosi, jau absoliučiai nebenešiojami yra. Dar geri sako. Dar tarnauja. Tarnauja, funkciją atlieka, tai žodžiu, važiuojam pirkti batų ir laikrodį. Jau viskas, pagaliau galima žmogui kažką tais nupirkti legaliai be jokių atsikalbinėjimų, nes jis neturi absoliučiai teisės atsikalbinėti šiandien. Nes laikrodžio greitai irgi nebematysiu nuo nusidėlinimo. Jau laikrodžio irgi ragas, tiesiog ragas, ten jau, dieve mano, jau reikėjo prieš, gerus 2 metus keisti, bet nesako, viskas gerai, laiko Dar gerai. reikia. Ne, funkciją jis atlieka, bet ta prasme jau žiūrėt baisu yra trenerį. Šiek tiek jau. Negaliu nepritarti šitam. Tai va šitos kliurkus varom pataisyti, būtent per gimtadienį. Jo? Tenka. Ne, man kaip visada purto pas mus. Kaip iš mašinos, taip purtaliniai važiuoja, bet jūs jau pripratę ir nepykstat ant mūsų. Turbūt. Na tai renkam gimtadienio dovanas. Ant šitos kulšelės nieko netelpa. Tai vat bandom sėkmę, New Balance'ai, aš tikiu, kad jie nepaves. Panašiausiai, kad gerai. Panašiausiai, vieninteliai iš to, kiek išmatavom viską, tai, žodžiu, renkamės tarp šitų krūžių. Trumpa stora pėda. Jo, bėda. Vis tiek išvaikščiusi ištripsi, bet nieko. Tokie gražus. Man patinka, nežinau kaip tau. Jau. Imam? Panašu, kad jau. Labai gerai. Nu ką, Sugar Daddy toliau apipirkinėja foną savo. Čia, turim laikrodį. Jo. Standartiškai vėl iš tos pusės turiu Huawei. Pažiūrėkit jūs į jį, parodyti. O Jėzus norėjau. O Jėzus Marija. Šitą siaubą jau senai norėjau pakeisti, bet, unstoppable. Dabar naujesnis modelis, geresnis ir viso kito, bet vienas iš pagrindinių dalykų, mano visas poreikis yra tai žingsniai į kuo tikslesnė, pulsas ir laikas. Viskas, ko man reikia. Ir kitas dalykas, negalėčiau pakęsti laikrodžio, jeigu reikėtų krauti kas dieną ar kas 2, ne mano, tai šitas daiktas turi laikyti iki 2 savaičių. Šitas dar po kokių jau 4 metai jam turbūt kokie. Kažkas tai jau gal apie 4 metai. Jis dar laiko 10-12 dienų. O laikė apie 3 savaitės. Jo, laikydavo apie 3 savaitės. Aš buvau pasikeitus į naujesnį modelį. Ne, gavai dovanų irgi. Gavau dovanų. Tai... Matai, atsilyginau. Tai, žodžiu, laikymas jau šudinesnis. Vienu modeliu naujesnis jis yra, bet blemba laiko kur kas prašiau. Ne, porą modelių naujesnis negu tas, bet jau, daugiau funkcijų, viso kito, bet iš karto faktas lėčiau. Tai va, šitą daiktą rinkausi būtent su tom savybėm, kad būtų kiek įmanoma ilgesnė baterija. Tai jisai iki 2 savaičių gali laikyti ir pasikrauna pilnai per valandą laiko nuo mirties. Tai man čia yra perfekto, kadangi aš tokių dalykų nemėgstu daryti. Tai tu laimingas? Jau. Labai gerai.
Taigi, gimtadienio partijos teisės. Labai taip kukliai, bet, žodžiu, čia kažkoks yra jautienos maltinukas, čia yra American cheese ir su tėvagrybiais, bulvytės padažas. Kažkoks seksi burgeris. Jo, seksi burgeris. Čia kokiliukai, no alkohol, limonadai. Anos, ką tu čia turėjai vrapus? Kažkoks vrapas. Čia vrapas, o čia saldžios bulvės. Tai va. Labai faina Voiko grill vieta. Tikrai labai įdomi viskas. Tai vat, tiek Ragausim skanaus. tiek iš čia ir reikia ragauti ir testuoti, išbandyti, nes pagal Google reviews tai turėtų būti labai gerai. Tai paragausim, sužinosim. Skanaus mums. Parodyk šitą grožį. Va. Tavo džiaugsmas. Mano džiaugsmas keliauja. Su grimu jau, dieve mano, viskas. Padengti grimo sluoksnį. Dėk į šitą konteinerį. Yes, mano laimė. Nėra jai ribų. Nu, aš sakiau, mėgstu daiktus sunaudoti iki galo. Nu, bet jau ne tiek iki galo. Matau, va, jeigu ne tu dar būčiau drožęs. Yes, mano laimė. Taip atrodo šūdina situacija Ispanijai. Šiandien, nu, apie pietus, nežinau kada ten, apie pietus šiandien nusprogo elektra pas mumis. Tai va, dabar yra 9, mes vis dar be elektros sėdim, telefonai baigi išsikraut. Žodžiu, laukiam, iškvietė mūsų nuomotojai, iškvietė emergency, laukiam elektriko, jau laukiam apie valandą laiko gal, kažkas tai. Tai, žodžiu, sėdim kemukę, va, rinukas, eina iš proto, žodžiu, nu matysim, tikimės, atgausim šiandien, negriauž gėlių blemba, atgausim šiandien elektrą. Taip, nes jau norisi valgyti, norisi eiti miegoti, žodžiu, norisi grįžti į savo normalią rutiną tiesiog, nes kai esi rutinos žmogus ir va tokie dalykai išmuša viską iš vėžių, tai šiek tiek nervino. Labai, šiek tiek tai jau švelniai tariant, tai tiesiog nieko nepadarysim. Sėdim tamsoj, gerai vakiamukas, gatvė apšviesta. Tai vat galim šiek tiek su jumis pašnekėti, aš šiaip telefoną jau baigi išsikrauti, viskas, žodžiu, labai nelinksma. Ir šuo eina iš proto ir griaužia gėlės sėdi. Tai tikimės... Duntukas, nu. Tikimės, lauksim elektriko šiandien. Nes Ispanija gali būti ir manjana. Tikimės, kad ne. Tai va. Lygtis ir pilnatis, ne? Beveik. Priešpilnį jau toj pat. Nu, tai jaučiasi jau. Normalu. Na, kiek neįprastas rytas šiuo kartu, tai pagaliau po varžybų varau darytis kraujo tyrimų. Tai jau esu netoli vietos, atvažiavau šiek tiek anksčiau, dar žiūriu, kad neatsidarė. Na, čia Ispanija, čia yra normalu, bet kokiu atveju, kad šiek tiek viskas užsitempė. Bet kadangi mes gyvenam truputėlį už Alicantės ir atvažiuoti čia rodė apie 30 minučių ir galvojau, kad šiek tiek kamščių bus, nes įprastai apie 8 valandą jų šiek tiek būna pačioje Alicantėje, bet kažkaip nesusidūriau su ta problema ir lygiai taip pat dėl automobilio parkavimo. Čia būna labai sudėtinga, bet šiuo kartu pavyko labai greitai rasti savo vietelę pasistatyti. Tai kol kas dar sėdžiu, laukiu, kol atsidarys. Ir, žodžiu, jau 7 savaitė eina į galą po varžybų. Aš sėkmingai toliau augu, nors jau buvo planai, kad truputėlį turėčiau apstoti, bet kažkodėl kūnas nori toliau progresuoti. Dėl to tikrai labai neliūdžiu. Forma irgi lygiai taip pat džiaugiuosi. Ir kadangi dabar jau, kaip ir minėjau, 7 savaitė į pabaigą, norėjau darytis anksčiau tyrimus, bet dėl visų varžybų kelionių teko vis nukelti šiek tiek toliau. Ir kol susiradau klinikas, visą kitą, kol tinkamai viską susidėliojau,
ir subėgo tas laikas. Na, pasidarysiu pagrindinius svarbiausius tyrimus, kas yra būtini žinoti, tai vėlgi širdies darbas, kraujas, inkstai, kepenys, mineralai, keletą hormonų. Tai va šitie pagrindiniai tyrimai bus daromi ir tikiuosi, kad bus viskas gerai, nes jaučiuosi tikrai labai gerai ir negaliu skųstis nieko, kas labai džiugina ir netgi iš pačio kūno pusės jokių ženklų nerodo, kad kažkas turėtų būti blogai, bet faktas, kad pasitikrinti reikia. Na ir jeigu viskas taip, kaip tikiuosi, kad turėtų būti, tada bus galima jau planuotis apie pilną off-seasoną, nes dabar kol kas dar tokia yra pusiau reboundinė, pusiau detokso fazė, kur organizmas dar niekur nėra pušinamas, yra maistas laikomas, maistas laikomas labai tokiose tvarkingose ribose, niekur nekeliant jo labai stipriai viršų, palengva, nors jau kalorijos ir tai pakankamai aukštai, bet žodžiu, jeigu viskas tvarkoja, tai tada duosiu dar kokią savaitėlę laiko truputėlį tokio lengvesnio, atsigauti pilnai, pailsėti, kad prieš pagrindinę tą push fazę būtų galima būti pilnai atsigavusiam ir startuoti 110%. Tai tikėkime, kad taip ir bus. Nes progresuoti reikia, augti reikia ir panašu, kad mano kūnas šiuo kartu nori augti. Tai tikiuosi, taip ir bus. 5 minutes later. Ir aš jau po kraujo nuleidimo. Tai labai neblogai, tik tais tiek, kad gavosi, kad įdūrė į vieną ranką ir kateteris prisispaudė prie kraujagyslės sienelės ir kraujas netekėjo, tai teko perdurti į kitą ranką. Tai abi dvi rankos gavo po dūrį, bet nieko baisaus, visai neskaudžiai, maloniai. Labai malonus sutikimas, iš tikrųjų vėlgi, kas labai keista, Ispanijoje daug tokių yra visokių institucijų, kurios yra tiesiog tokiose kaip ir namuose, sąlyginai atrodo paprastuose, bet įrengti kabinetai ir visą kitą, ko Lietuvoje jau labai retai kur besutiksi. O čia labai gausiai viso to paties, tai šiek tiek įdomesnė situacija. Visa kita labai standartiškai, nieko neįsiskirianti dalis nei Lietuvoje, apart to, kadangi dariausi Helicobacter pylori, ką rekomenduoju pasidaryti visiems. Ir nesvarbu, kad ir neturit pojūčio kažkokio, kad kažkas nėra gerai, bet kartą į 2 metus tikrai rekomenduoju jį pasitikrinti, nes jisai gali sukelti daugybę problemų. Taigi, žodžiu, įdomesnis testas įprastai visada darydavo iš kraujo, arba yra tas tiksliausias iš išmatų, o čia davė pūst į bonkutę per šiaudelį, panašiai tą pačią tubelę kaip ir kraujas yra leidžiamas, tai tiesiog per šiaudelį pučiau į bonkutę, į 2, tada davė kažkokią tai tabletę, neklausiu kas, gal kažką įdomesnio, reikėjo palaukti 10 minučių ir dar kartelį pūsti į kitas tubeles. Tai, žodžiu, toksai įdomesnis helikobakterio testas, su kurio nebuvau susidūręs ir nežinojau, bet logiška iš kitos pusės, nes kadangi tai yra vėlgi iš seilių daromas tyrimas dalinai, nebūtinai iš kraujo, tai pažiūrėsim, ką parodys. Tai tiek, kad reikės palaukti nuo 5 iki 7 dienų, nes ilgas pilorio darimo laikas yra. Na, tai va tiek apie mano tyrimus šiam momentui ir tikiuosi, kad bus viskas ko geriausiai, kaip ir minėjau. O dabar važiuoju namo valgyt savo elnienos su kiaušiniais, pievagrybiais, šparagais. Tai, žodžiu, lekiu namo, nes dar beveik pusvalandukas prabėgs, kol grįžčiau. Na ir kalbant toliau apie parkavimo ypatumus Ispanijoje, kadangi čia vietų tikrai trūksta, tai va su furgoniuku žmogus ką tik
4 kartus įmaurojo iš šitos mašinos priekį. Labai švelniai, labai gražiai, įsistumdamas pirmyn atgal 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą ir 4 kartą, bet galiausiai įsiparkavo. Ir įsiparkavo taip, kad jisai vis dar su savo galiniu bumperiu įrėmęs į šitos mašinos gal. Pasižiūrėjo, suprato, kad kažkokią padarė nesąmonę. Tai tikiuosi, kad automobiliukas nenukentėjo, nes, aišku, skaudžiai nieko nebuvo, bet pirmyn atgal gavo keletą pabučiavimų. Va, Ispanijoje pasirodo, tai yra įprastinis dalykas. Iš esmės, taip jau yra. Pradedam. Atkeliavo siunta iš Lietuvos. Kaip matot, iš pono papildysto, čia atsiras nuoroda į puslapį. Taip. Kadangi, kad nežaisti labai ilgai ir nepjausyti, tai prapjoviau iš anksto, bet nenagrinėjau nieko, kas čia yra čionai. Labai laukta, labai laukia mūsų pačių geriausių papildų. Mes, būdami netgi Ispanijoje, vis tiek renkamės, esam stabilus ir renkamės tai, kas yra patikrinta ir geriausia. Jau, pasakė viską. Tai noraštis. Sąskaitėlės. Jums nereikia šito. Šlamštas. Ne, čia yra paminkštinimas, kad papildai mūsų davažiuotų saugiai ir, žodžiu, nepadės, gali nekišti. Ir taip geri. Ir taip jau remia smakrą. Nu ką? Kiek geri, pagaliau, nu ir tu džiaugies. Ir tau reikia, ne? Nereikia tą. Važiuojam, taigi, natokinazę. Natokinazę naudoju pastoviai, jinai nenaudoja. Ne, neduodama. Reikalinga turintiems viršsvorį, nepriklausomai tai, ar būtų... Sakau, kad tu storas visada tą sakiau. Tai realybė yra tokia, KMI nutukimas maksimalus. Tai, žodžiu, kas turi problemų šiek tiek su kraujo tirštumu, su cholesteroliu, tai šitas dalykas yra labai reikalingas ir naudingas. Tai nebūtinai sportuojantiem, nebūtinai visą kitą, jūsų seneliam daug efektyvesnis papildas. Tėvam taip pat analogiškai yra, kur vyresnio amžiaus, širdies ligų prevencijai nuo trombų susidarimo. Tai tobulas papildas. Šarčiau. Kadangi fiziškai didelis krūvis, pasiruošimas varžybom ir visą kitą, dehidratacijos pastovios, tai ir kaip minėjau, dėl nutukimo, raumeninės masės, mūsų kultūrizmo atstovų sunkiasvorių rizika turėti širdies ligų problemas yra didesnė, analogiškai. Tai, kad to išvengti ir nedaryti savo žalos, rekomenduoju naudoti natokinazę, bet kokiu atveju. 2 vienetai mum. Taip, toliau, iš eilės. Paršiukas. Kaip tik prie nutukimo stadijos. Tai čia Geras šitas patinka labai. aminkės. Asmeniškai vienų jų skonis, grinai vienų man neipatingas, bet naudojant su dekstrinu, kad ir be skonių, belenkaip gerai. Nei per saldu, nei dar kažkaip, tai žodžiu, labai patinka. Kitas dalykas, man šitos Sipen aminkės patinka vien todėl, kad jos turi bioperino, tai reiškia, kad yra aukštesnis pasisavinimo lygis jų. Ir, žodžiu, tiek skonis, tiek ypatybės visos man labai priimtinos. Ir skonis yra Pinky Pig. Pinky Pig, taip, kiaulytė. Kiaulytė. Jo, man patinka, man irgi. Toliau, Oi, pana. glutaminas. Jau kaip gerai. Čia 2 glutaminai. Tai žodžiu, vėlgi, glutaminas, vėl parodyk arčiau. Vertinam.
Kas jau žiūrit mūsų podcastus, tas gaunat jau ir nuolaidą jiem ne pirmą kartą. Tai, žodžiu, gliutaminą reklamuoju jau N metų pastoviai visiems ir rekomenduoju naudoti visiems. Tai yra tobulas papildas virškinimui, žarnynui, imuniniai sistemai. Naudokit drąsiai, nors be pertraukų pastoviai visados. Jo, kelis vlogus atgal rasite labai išsamei apie glutaminą. Ja, viskas papasakot. Jo, nepatikėkit. Toliau, ką mes čia turim? Toliau turim kretinas. Vėl 2 bonkutės. Taip, viena man, kita tau. Tai kretinas čia yra krepur formos. Tai reiškia, kad tai yra aukščiausio pasisavinimo kretino forma monohidratinė. Kitų kretino formų apart monohidrato aš nelabai pripažįstu. Daug reklamos, daug išpūsto burbulo, daug brangiau mokėsit ir naudos iš to gausit mažiau. Tai yra N metų ištirta patvirtinta formulė, kuri veikia. O krepuras tai yra labiausiai išdirbta, švariausia forma, kuri padeda mums lengviausiai pasisavinti. Ir nebijokit jo vartoti, vėlgi, jo kretiną galima naudoti netgi nesportuojantiems žmonėms, vėlgi ypatingai vyresnėm moteriam, kurių kaulinė struktūra palaipsniui yra ir greičiau analogiškai yra negu vyrų raumeninė masė, tai kretinas tą gali padėti palaikyti geresnę fazę. Tai tikrai naudokit be problemų, be pertraukų, drąsiai, bet kokiu atveju. Nes tai yra daugiausiai metų rinkoje esantis papildas ir labiausiai ištirtas iš visų, kokių tik yra. Tada padarom karšiukas, kad matytųsi. Vėlgi. Visi matytųsi. Vėlgi, aminkės, tai Aminkė kitokios, daug nebūna. bet kadangi aminkės naudojam treniruotės metu, tai jų reikia bet kokiu atveju. Jo, jų naudojam daug, šitas pala nėra gautas. Ne, šitų mes neturėjom. Geris. Taigi, Kriaušės su persiku. čia nutokinazės Dar biškai. komplektukas. Puiku. Toliau, ką mes turim? Turim. O, dar vienas. Vis dėlto jau Jau 4. 4. Tai čia bus, čia labai ilgam. Tikrai labai ilgam. Pamiršiu, kad Su reikia. tavo žandais, tai. Nepakenks. Ne. Toliau, kurkuminas. Kuminas. Kurkuminas tai yra tikrai vėlgi vienas iš tų papildų, kuris yra skirtas mūsų sveikatai. Tai yra prieš uždegiminis, visų prasme naudingas maisto papildas, kuris turėtų būti kiekvieno fiziškai aktyvaus žmogaus racione. Lygiai taip pat galima jį naudoti irgi nesportuojantiems žmonėms, siekiantiems turėti geresnę sveikatą ir ypatingai dirbantiems fizinį darbą, turintiems fizinį krūvį. Taigi, tikrai nebijokit jo naudoti, nes jisai yra reikalingas ir labai turi daugybę sveikatos privalumų. Apie jį padarysiu gal dar kitam, kažkuriam iš vlogų bus pilnas papasakojimas apie kurkumino naudą mūsų organizmui. Taigi, naudokit tikrai drąsiai. Yep. Visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ką mes toliau turim? Turim čia šitos palikim biškį vėliau. Selenas. Jau man. Taip. Na va čia dar turim kurkumino, jo per daug nebūna. Taigi, žodžiu, selenas. Selenas yra daugiau skirtas jai, bet nepakenks ir mano plaukotumui papildomai, kurio nelabai trūksta, ne? Aš tik keurus metus. Tai žodžiu, selenas jos pagrindu yra reikalingas dėl skydliaukės veiklos, kadangi turi Hutchinsoną, tai reikia palaikyti jo būklę atitinkamai kiek įmanoma stabilesnė, geresnė, kad nedrožtų savęs iki galo. Taigi, kartu selenas yra puikus dalykas žmonėm, norintiem pagerinti savo plaukotumą, tai plaukų kokybę lygiai taip pat nagų ir odos. Jau, todėl su kepurė sėdi žmogus jau susivastęs, tai... Netrūksta. Bet per daug nebūna irgi. Nors iš tikro būna.
Nu, pas tave tai būna, Aivo. niekur netrūksta. Astragalus. Astragalus vėlgi tai yra papildas skirtas sveikatai, skysčių apykaitai, inkstų darbui, kraujospūdžiui ir panašiai. Tai vėlgi, kadangi naudojam, inkstai patiria fizinio krūvio metu labai didelį apkrovą, naudojam pastoviai didelis kiekis baltymų, visų kitų medžiagų, kurios gali tam tikrą poveikį teikti mūsų organizmui neigiamą prasme, tai visada prevenciškai mes turim save apsaugoti ten, kur mes daugiausiai darom žalos. Vėlgi, visi žalingi įpročiai, nuo visų žalingų įpročių kenčia inkstai. Tai astragalus yra pats geriausias papildas siekiant išsaugoti inkstų sveikatą. Lygiai taip pat žmonės turintys problemų su skysčių apykaita organizme, kojų cirkuliacija, skysčių cirkuliacija visa, ypatingai moteris dažnai susiduria su kojomis to klausimu, tai labai puikus dalykas pagelbėti savo nuo šitų dalykų. Atsiprašau. Na ir ką. Izozero. Salty caramel. Atsiprašau, čia kažko tais. Milk. Vienas iš favoritų. Milk caramel. Ja. Milk caramel. Ir- Žiauriai geras. Magic chocolate. Yes. Izozero tai yra... Čia. Mes prisiderinę. Viens tau, viens man. Grįžt atgal dėžę. Zafyro nebūna per daug. Taip, proteiną mes naudojam ne kaip kokteilius, o kaip maistinę medžiagą. Naudojam pre-workout, post-workout valgiuose. Būna ir dienos metu kažkiek tais galim jį pakeisti. Žodžiu, kaip ir minėjau, naudojam kaip maistinę pakaitalą tam tikrą prasme. Ir tai sumažina ir saldumynų poreikį, ir paplatina spektrą visą, ką mes galim naudoti. Ir kitas dalykas, padeda greitai gauti reikiamų medžiagų prieš treniruotę ir po treniruotės, kas yra super aktualu. O Izozero mums patinka iš skonio pusės, taip kaip virškina, su juo neturim jokių problemų ir todėl renkamės jį, nes jis mums tiesiog patinka ir yra geras, tikrai geras proteinas. Kitas dalykas, jisai yra Frontera, o Frontera tai yra Naujosios Zelandijos įmonė, kuri pasižymi aukščiausios kokybės baltymais. Todėl drąsiai naudokit papildus, kurie yra pažymėti Frontera ženklu, nes tai parodo aukštesnę papildų kokybę bet kokiu atveju. Nes gamintojas, kuris perka iš tenai žaliavą, tikrai nepagailės ploto uždėti ant savo pakuotės šį ženkliuką. Taigi, čia mūsų papildų rinkinukas, kuris atkeliavo iš Lietuvos į mūsų Ispaniją. Taip, ir greitai atkeliavo. Pakankamai greitai, taip. Labai greitai, žodžiu. Ilgiau užtrukom atsimti, surasti, negu keliavo turbūt. Tai va, žodžiu, apie kai kurios papildus palaipsniui plačiau. Taigi, ačiū už dėmesį ir tiek apie mūsų papildus dabar. Tęsiant ispanišką gyvenimą. Kur važiavam? Papasakok. Dabar važiuojam į miestą. Taip. Alicantės miestą. Taip. Kuris yra 15-18 km nuo mūsų namų. Nuo mūsų kaimo. Mes kaime gyvenam. Bet žodžiu, važiuojam valgyti Benedikto kiaušinių. Tipo, čia turėtų būti brančas, bet... 3 valanda netoli, bet... Taip, tai šiek tiek. Bet žiauriai senai, tiksliau nuo varžybų galo jau vis galvojam, tiksliau, noras yra suvalgyti Benedikto kiaušinių. Labai didelis. Bet kažkaip vis nuslysdavo. Ir dabar, kaip tik prisiruošėm, tą varyt padaryti, nes kadangi mūsų miestelį, kaimelį nieko gero neradom. Benediktų kiaušinių nėra. Vienintelio jaučiu, ko nėra. Tai. Yra, bet tokie kažkaip nelabai gyvi. Batonus, avokado ir kiaušų. Jo, tai dabar varom pavalgysim ir tada važiuojam į Aldėją.
Dar tolimesnis miestelis. Taip, kas yra dar apie 50 km, man rodos, kad nuo Alicantės kažkas tokio, gal 40. Kažkas. Ir tenai varysim į spa. Ispanišką spa bandysim. Taip, ačiū Deivi Aiste už dovanėlę. Tai čia mano sportininkų kaltė, kad mes tenai važiuojam. Iš tikrųjų turėjom varyti praeitą savaitę penktadienį, bet kažkam buvo negerai penktadienį. Pradžiai buvo, vat kam negerai, ta prasme, jisai į namus parnešė rotavirusą. Jo, jau šitą papasakojau prie tyrimų, tai jau žinosit, kad nusividuriavom. Jau kas nusivėmė, kas nusividuriavo. Tai... Kiekvieno savo. Tai va. Nelabai smagi patirtis. Niekam net priešų nelinkiu. Rotaviruso niekam nelinkiu. Biškai tuneliai važiavo. Turėjom penktadienį varyti į spa, buvo rezervuotas laikas, tai teko persikelti į šiandieną. Ir Nes Ana buvo dar ne fazėj. Ir taip važiuosim. Šiandien važiuojam biškutį gerokai anksčiau, kad dar paslampinėti po miestą, pažiūrėti apylinkės, kas ir kaip, nes Kavutės gal atsigersi. mums prisiverst kažkur išvaryti kartais yra labai sudėtinga. Tai kadangi jau taip ar taip varom, tai reikia su pilnu kaupu varyti, kad bent jau daugiau visko pamatyti, pažiūrėti, pasitrint, nes tiesiog, Orai gražus. taip, dabar Per vasarą pas mus 6 laipsniai. lapkritis. Per vasarą vasarinės suknelės į trasą. Tai turbūt tiek, Taip. nes ir taip jau nusibodo mano balsu turbūt jums klausytis, bet kokiu atveju Aš vis bandau įsitert, bet vis sunkiai, bet pavyksta. nesvemia. Va, Tai va. žinau. Tai va, tiesiog tiek ir toliau, jeigu kažką gero pamatysim, pasidalinsim, parodysim ir jums, ane? Taip. Na. Sulaukiam savo Nordic Benedict X. Tai labai simpatiškai atrodo. Šito gėrio kaina 9 eurai. Tai, bet porcija labai nebloga ir tikrai labai gražiai atrodo. Taigi, bėga. Bėga. Na ką, varom valgyti ir ragauti. Ane?